Labas rytas, labą dieną. Užsidariau langą, kad nebūtų papildomo triukšmo. Tai sveikinuosi neįprastai iš savo vonios ir noriu pasidalinti būtent kaip taisyklingai plauti galvos odą. Galvos odą išgirs, kaip naudoti kaukę, kad jinai duotų rezultatą. Kondicionierių. Taip pat pakalbėsim ir pasidalinsiu apie pylingą. Ir visą tai, apie tai noriu dalintis, nes labai dažnai gaunu klausimų su užklausomis, kaip naudoti vieną ar kitą, o tuo pačiu labutės, kas jungiatės, o tuo pačiu ir mano klientų ratas didėja, auga, labutės Daivutė, ir moterys naudoja produktus pereidamos nuo veido odos į plaukučius ir tas labai svarbu aktualu. Jeigu ir tu nenaudoji augalų pagrindų kurtus produktus, tai specifika plaukų produktų priežiūrai bus tokia pati ir iš tikrųjų patikėkit manim 40 keli metai ir pasirodo 38 iš jų neteisingai plojau savo plaukus, neteisingai prižiūrėjau, neturėjau rutinos ir turėjau tam tikras problemas. Taigi, pradėkime nuo to. Kuo yra svarbu, svarbu labutės, kas jungiatės, malonu. Kokie skirtumai yra tarp įprastinio šampūno ir augalų pagrindų kurto produkto šampūno? Čia trupučiuką noriu padaryti įžangą. Jie skiriasi iš tikrųjų labai daugom. Žiūrėkit, pirmiausia, pakuotė yra daug didesnė ir turinys, bet skiriasi turinys. Tad jeigu tokį buteliuką jūs sunaudojat per 2 mėnesius, jisai pakankamai čia didelis yra, dar likęs pas mane nuo senų laikų, tai 500 ml, tai maždaug 3 mėnesiam, o šis buteliukas 237, jisai yra būtent 7 mėnesiam. Kuogi skiriasi tie produktai ir kas čia per magic tam buteliukyje yra? Tai pirmiausia, augalų pagrindų kurtų produktas yra koncentruotas. Jame yra, jeigu įprastinėme šampūne yra 80% vandens ir tik 20% produkto, kuris padės kažkiek jūsų plaukams, tai augalų pagrindų kurtuose produktuose yra 60% pačio produkto koncentrato, vadinkime taip, ir 40 tik tai vandens. Tai realiai Monat produkte yra augalų rūgščių, yra eterinių aliejų, veikliųjų medžiagų ir visą tai reikia labai gerai sumaišyti. Tai prieš pradedant plauti galvą, būtinai prašukuokit plaukus. Vat aš noriu dar greitai parodyti, kuo skiriasi produktai, kadangi esu vonioj, kad jūs suprastumėt. Opa. Va, aš paimu, aš aktyvuoju ir jis viskas byra, niekas čia nesiaktyvuoja, ne? Tai pamatysite, kaip aš plausiu. Aš plausiu su augalų pagrindu, su Monat produktu ir visiškai labai dažnai irgi darom klaidą, kad neišsišukuojam plaukučių, tai prašom šukytes, šukuojam, pamasažuojam tuo pačiu, išlyginam, va, super. Tai dabar tuoj pat perkeliu savo reportažą. Realiai, aš atsimenu praeitą kartą, kai aš dariau, tai buvo, aišku, biški senokai. Tai buvo labai daug ir klausimų, ir padėkų, kad pasidalinau būtent kaip plauti, kaip prižiūrėti, ką daryti. Tai dabar bandau įsitaisyti, įsikėliau į voną, dar bandysiu, nesinori čia labai daug nuleisti, bet
reikės man aiškinti. Na tai taip, dabar ką aš naudosiu? Naudosiu pylingą. Labai greitai, ne, jį reikės laikyti ilgiau, bet aš pabandysiu trumpiau ir noriu, pylingai yra 2. Pylingus naudoju aš skirtingus, tai yra aktyvinantis, šveičiantis stipriau, o tai yra šitas pylingas yra, kada yra didesnės problemos, kada yra galbūt jautrus skalpas, kada paraudimų įvairiausių šašiukų yra, ne, vat, labai jautrus skalpas, taip pat ir pleiskanos, ir riebalavimasis dažnas, tai yra ir toksai pylingas, tai čia yra mano mylimukas, nes labai išsipurina plaukas, nuo šito labai blizga plaukas taip pat. Tai aš pasimsiu šitą pylingą ir panaudosiu. Va, nu tai dabar lendu, taip, pirmiausia, ką mes darom, sušlapinam plaukučius. Ir mano laivas bus iš 2 dalių. Aš dalinsiuosi, pirmą išsiplausiu galvą, o paskui antrą laivą darysiu, kada bus, susitepsiu rutiną, ką aš papildomai naudoju skalpo priežiūroje ir ką naudoju patiems plaukučiams. Tai niekada neplaunu karštų vandeniu, venkit tokio dalyko. Ir nes plaukas, tiek galvos oda kenčia nuo to, tiek pats plaukas. Vėsus drungnas vandenėlis arba vėsus vandenėlis. Hop. Na tai pirmiausia, aš čiumpu pylingą, nes kada mes pradedam plauti galvos odą ir norim pasipilinguoti galvą, tuomet naudojam pylingą, nes jis yra kaip šampūnas. Ir po pylingo mes tada dar kartą perplaunam šampūną. Taip, jis labai komfortiškas šitas produktas yra. Jo nereikia į rankas, tiesiog per galvą perplauki ir dabar aš suaktyvinu, jis atpalaiduoja labai gerai galvos odą, nes turi tokios mėtos vėsinimo tobulas spa, bet kas svarbu, kad jisai taip pat galvos odos pH reguliuoja, tvarko ir sprendžia tą tokį sujautrėjimą, visą galvos odos mikrobiomą atstatinėja. Taip, va, jisai suputuoja, žinau, pasilenksiu, kad galėčiau. Dar šiek tiek man trūksta šitoje vietoje. Ir drėgmė šiek tiek. Pylingas mėgsta, kada yra drėgmės daugiau. Na štai, viskas. Su pylingu aš jau užsidėjau pylingą. Galit, kaip jūs norit. Man tai atrodo, kad pakankamai aš čia jau užsidėjau. Realiai jisai gali putoti, bet yra putų. Šiek tiek paliksiu aš pabūti. Visus produktus reikėtų ne tik tai, kad aktyvinti, bet ir palikti šampūną palikti minutei 2, kad įsigertų, nes tai yra produktai, kurie veikia, kurie geriasi į galvos odą, į patį plauką geriasi. Todėl palikus kelioms minutėms mes turėsim kitokį rezultatą, ne, veikiantį rezultatą. Va. Na ir skubu išplauti, nes man norisi pasidalinti labiau, kaip naudoti kaukę ir kondicionierių, dėl ko ją naudoti.
Taip, dabar aš išplaunu. Reikia labai gerai išskalauti visus produktus. Ir dar viena dažna problema. Moterų, ta prasme, dažna problema, kurią darome, tai yra ta, kad prastai išplaunam produktus, nesvarbu, kokį jūs produktą naudosit, jeigu va tokį parduotuvinį, tai čia iš viso yra daug parabenų, daug sulfatų, tų sodium lauryl sulfat ir juos reikia labai gerai išplauti, labai gerai išplauti. Na tai ką aš dabar imu šampūną, suaktyvinu, jo papilsiu štai tiek. Kiek yra ant kamštelio, ne, jūs pamatysit, kad nedidelis kiekis, visiškai nedidelis kiekis. Ką aš darau, aš dabar suaktyvinu delnuose ir pažiūrėkit, kaip jisai susiaktyvuoja. Šampūno padengimui aš naudosiu būtent šias vietas ir įmasažuoju. Fainai pasidengi, matot, šampūnas pasidengi. Dabar toliau aš dar kartą praskaidau. Labutė Silvija, plaunam galvą. Dar kartą praskaidau ir vėl įmasažuoju. Ir su tokiu kiekiu mes išplaunam. Patikėkit, kaip smagiai mes išplaunam galvos sodą. Vėl pasidarė daug kaneputų ir mes viską pramasažuojam. Plaunam galvos sodą. Kadangi aš dariau peelingą, tai aš šampūnu vieną kartą plausiu. Kai yra plaunama galva, tik tai su šampūnu mes plaunam būtinai 2 kartus. Pirmą kartą taip nesuputos, kaip dabar pas mane, nes šampūnas atkelia dulkes, sebumą skaido, nešvarumus visus, todėl tikrai nepavyks su pirmu kartu išplauti, o su antru kartu jau štai taip šampūnas suputos. Ir aš netgi galima paimti masažuoklį ir kol šiek tiek geriasi šampūnas į galvos sodą, nes jame yra čia visokių gėrių ir tuo pačiu rejuvenik aliejūko čia nais yra, tai įmasažuoju. Hop, hop, hop. Ir išsiplaunu. Dabar po šampūno aš dėsiu kaukę. Labai dažnai daroma klaida yra atvirkštinė. Dedama yra kondicionierius, o po to kaukė. Tai atsiminkit visam laikui, kada naudojat kaukytę, tada dedat pirmą kaukę, o paskui kondicionierių ir pasidalinsiu kodėl. Dabar noriu pirmą išsiplauti. Ir būtinai gerai išskalaujam. Štai žiūrėkit, noriu parodyti jums patį plauką. Ant kiek plaukas yra sodrus prisimaitinęs. Tobulai prisimaitinęs. Tiesiog bėga vanduo ir plaukas žėri, pilnas. Taip, dar kartą nuplauna. Tiek. Viskas. Na ir dabar atėjo eilė kaukytei. Šampūno išsiplovėm ir labai dažnai čia imam ir čiupam kondicionierių ir šampūną ir iš karto tepam ant plaukų. Kas įvyksta, kai mes iš karto užtepam produktą? Tai jūsų produktas tiesiog, nes čia dar vis tiek varva vanduo, jūsų produktas tiesiog išbėga, nes jis neprilimpa prie pačio plauko ir jis negali tiesiog įsigerti į jūsų plauką ir pamaitinti. Tai ką reikia daryti?
reikia paimti ir nuspausti vandens perteklių, va štai nuo galvos, odos, nuo plaukučių, nusausinti, praeiti ir tik tada dėti produktą, kokį jūs dedat. Tai, kodėl dažnai mes naudojam? Dabar dėsiu kaukę. Štai kaukės aš labai myliu super drėkinamąją kaukę, nes mano plaukas yra storesnis ir pučiasi, tai aš imu štai tiek, nes jis nėra. Ir vat viską suaktyvinu vėlgi tenuose ir dabar pratepu ir palieku. Dabar kodėl yra būtent, kada naudojam kaukę, kaukė yra reikalinga naudoti pirma. Todėl, kad plauko žvynelis yra atsidaręs, jisai nuo drungno vandens, nuo šilto vadinkim vandens, ne nuo karšto, man dar biškį norisi galams. Ne, nuo šilto vandens yra atsidaręs, todėl tuoj parodysiu, kame šitas dalykas yra, nesegu. Plauko žvynelis nuo šilto vandens atsidaro, ne, va taip kaip kankorėžis. Ir kai mes dedam kaukę, tai reiškia, mes ją maitinam, į jį patenka visos veikliosios medžiagos, provitaminai, baltymai, aliejukai, drėkinimai ir visa kita. Tuomet, kada mes dedam kondicionierius ir kaukę išplausim su vėsiu vandeniu, ką reiškia vėsiu, todėl kad vėsus vanduo, kad jūs žinotumėt, vėsus vanduo pridaro mūsų plauko žvynelį. Jis jį uždaro, ne? Nesuglotina, bet uždaro, labutis Raimondėlė. Ir to pasekoje mūsų plaukas jau pasiima visas medžiagas. Dėdamos po kaukės kondicionierių, ką mes turime, mes dar labiau pilnai užglotiname plauko žvynelį ir jisai užsidaro su visom veikliosiom medžiagomis, ne? Tai štai dėl ko koksai skirtumas yra tarp kaukės ir kondicionieriaus. Kondicionierius tiesiog duos jums šiek tiek pamaitinimo, blizgesio, jisai gyvybingumo, o kaukė pilnai vitaminizuos jūsų plauką. Todėl vėlgi čia svarbu vandens temperatūra, kada jūs ją kaitaliosit ir kaip jūs tenai uždėsite, ne? Ir dar kartą jums pakartoju, nenaudokit karšto vandens plaudamos savo plaukučius. Naudokit šiltą, o po to arba drungną, o po to vėsesnį vandenį, kad užbaigtumėt nuplaudamos kaukytę. Tai padėsit labiau savo galvos odai ir padėsit labiau savo plaukučiams. Tai va, tai dabar aš užsidėjau kaukę ir ką aš padarysiu, tuoj pasakysiu dar vieną tipsą, kaip jūs galit sutaupyti laiko, bet nuplaudama kaukę, nuplovus kaukę su vėsesniu vandeniu, aš vėl nusausinu. Nuimu vandens perteklių nuo plaukų, ne, ir užsidedu kondicionierių. Kaukytę laikysiu maždaug apie 10 minučių, tai visai neužilgo dar pasidalinsiu tipsiuku vienu ir atsijungsiu ir pasijungsiu į kitą transliaciją rutinai užbaigti plaukų. O dabar noriu pasidalinti būtent vienu dar tipsiuku. Kada mes skubam, kada mes lekiam, mums trūksta laiko, bet norisi rezultato, norisi tam plaukui duoti drėgmės. Tai kai užsidedam kaukę, palaikom 3-5 minutės ir aišku, nepamirškit užsidėti, jeigu užsidėsit dušo kepuraitę, užsidėjusius kaukytę arba kondicionierius, turėsit super gerą rezultatą, nes nuo šilumos žvynelis dar labiau atsidaro ir maitinimas papuola labiau į plaukutį.
Tai šiuo atveju aš nelauksiu per daug 10 minučių ir ant kaukytės, nes jau kaukė įsigėrė, užsitepsiu dar kondicionieriaus. Tai ir po to viską nusiplausiu. Tai aš sutaupysiu šiek tiek laiko, nes dar turiu pakankamai darbų. Oi, čia kaukytė mano. Tai aš naudosiu, turiu savo mylimą, mėgstamą, nerealų kondicionierių. Spoofing Anti-Frizz Deep. Giliai veikiantis kondicionierius, jis irgi koncentracija yra tokia kaip ir kaukytės, gan tirštas. Bet man patinka, nes jisai, matot, aktyvuoju, nes nereikia jį naudojant, man nereikia tiesinti plaukų. Tai yra kaifas, nenaudoti karštojo prietaiso, aš jų vengiu iš tikrųjų. Va, viskas. Dabar užsitepu, užsisuku, užsidėsiu dušo kepuraitę ir po 15 minučių vėl išeisiu į eterį pasidalinti su jumis, kaip aš naudoju, ką aš naudoju savo skalpo rutinai, savo plaukučių priežiūrai, galams ir taip toliau, kad turiu tokį sveiką, žvilgantį plauką. Tai ačiū, kad buvot ir iki pasimatymo dar kartą.